Sveiki, su jumis tiem, kas tiki. Norėčiau paklausti kortelių šiandien apie jūsų užmanytą situaciją. Taigi, kokioje situacijoje jūs esate? Galbūt esate suspaustoje situacijoje dėl pinigų, kur grįžuotis į praeitį, galbūt buvo kažkokių tai nuostolių iš praeities, kas privertė jūs susikaupti, pataupyti, kažko naujo turite išmokti arba neklausote kažko tai iš praeities. Kas jums reikalinga jūsų situacijoje? Taigi, jūsų situacijoje reikalinga poilsis, tiesiog nusiraminti galbūt. Kažką aiškiai nuspręsti. Naivumas čia nepadės, turite suvokti. Reikia veikti ryžtingai. Kažkam turėsite atsiduoti kažkokius tai resursus, bet jūs to nelabai norite daryti. Arba nematysite šansų, kaip gauti tuos resursus, nes jūsų finansai arba jūsų kažkokie tai resursai yra labai įstrigę kontrolėje. Kaip jums išeiti iš šitos situacijos? Kaip išeiti? Po nusivylimo, galimo nusivylimo, kur įdėsite kažkokių tai pastangų, daug jėgų, turėsite kažkokį darbo pasiūlymą. Arba ieškosite kažkokių perspektyvų darbe, turėsite galbūt išvykti, arba kažkas išvyks pas jūsų. Kreiptis dėl darbo. Ar bus, kaip reaguos aplinkiniai apie jūsų išvykimą, išėjimą, ar bus palaikančių žmonių jūs, ar turėsite kliautis savimi. Tie, kurie palaikė, jie nusisuks, tie, kurie buvo šalia, jie ir toliau, jie, ta prasme, kai kurie užbaigs su jumis netgi bendravimą. Jūs sėkmingai galėsite naudotis kitai savo naudai, jeigu jie pasiliks. Bus žmonių, kas nusisuks, bet bus ir kas liks. Tie žmonės yra jūsų draugai,
tie žmonės yra kažkokie tai, jie nesivaiko kažkokių kovų, jie nueina nuo tokių dalykų. Bet jie jums galbūt praneša apie kalbas kažkokias, kalbas pikčius, kas yra sakoma ant jūsų. Ar bus sunkių momentų šiam keliu? Sunkiai įveiksite vienatvės. Vienatvė bus jums palydovas šiame kelyje. Galbūt bus žmonių, kas norės su jumis ir bendrauti, ir padėti, bet jūs puikiai suvoksite, kad turite veikti vienas. Draugystė bus, jeigu jūs turėsite, kaip pasakyti, autoritetą tam žmogui, arba tas autoritetą suteiks šeima. Šalinkite žmonių, kurie apkalba jūs ir nori kažkokio greito judėjimo, kurie kalba apie svajones, bet jų neįgyvendina, arba pyksta, kad jūs turite kažkokių svajonių apie šeimą, kurie per prievartą, per stipriai laikosi jūsų įsikibę, galbūt tokių žmonių šalinkitės, bet viskas ir palaikys. Kas bus? Stiprus prisirišimai. Mat, kažkokie žmonės bus per stipriai prisirišę, klausinės galbūt, norės apie kažką tai sužinoti. Kaip jums pavyks juos, ar pavyks juos nuginti nuo savęs, ar jūs pasiliksite savo draugais? Nepavyks jų atsiginti, nepavyks, jūs toliau bendradarbiausite su tais žmonėmis. Bet visą tai vis tiek nutols kažkaip į praeitį. Žvilgsite, lyg tai būtų labai tolimas dalykas. Tai jūsų nebejaudins, kad tie žmonės ten vaikšto aplinkui ir kalba arba dar kažką tai trukdyti bando. Jūs eisite savo keliu į darbus ir jums nelabai bus motais, ką jie turi savo mintyse ir savo liežuviuose. Kai kiršinti bandys kažkoks vyras, brangus žmogus. Norės, kad jūs sustotumėt, kad nepasiektumėt to, ko norit. Brangus žmogus. Brangus žmogus. Pažiūrėkime. Apie tą brangų žmogų. Kodėl jisai čia kišasi? Ką jisai nori pasakyti tuo? Pranešimas. Ar bus iš jo dabar greitų žinių šiuo metu? Galite sulaukti to žmogaus prie savo durų.
jisai turės naujienų kažkokių. Tarsi blogą ir gerą naujieną. Gali atrodyti žmogus nuoširdus. Jisai ateis su gerais ketinimais. Ar iš tikrųjų jie bus geri? Ar bus geri ketinimai? Jisai ieškos kažkokios tai pagalbos iš jūsų. Kaip jūs turėtumėte elgtis? Turėtumėt jūs priimti tą žmogų. Priimti, bet žiūrėti kiekvieną detalę, žiūrėti, ką jisai kalba, žiūrėti, kaip jisai elgesi. Žiūrėti, kas jam yra svarbu. Nes jisai norėtų pažiūrėti, ką jūs turite. Galbūt jūs bendraujate internetu arba pamatė jūsų kažką pamatė iš jūsų, iš interneto platybių. Ketins atvykti pas jūs galbūt. Lyg tai atkurti kažkokį tai ryšį norėtų. Kam tas jam ryšys? Jisai kažkoks stagnacinis žmogus. Svarstyklės krenta. Už prieš. Kažkokį gudrauti nori. Kažkaip pakišalį būtų. Sakau, jisai gali būti, kad pasirodys. Gali pripaisyti nesąmonę. Tokių dalykų, kurių nežinosit nei ką galvot. Nusiminsite galbūt po jo atėjimo. Tai tas žmogus linki jums blogą ar gerą. Ką jis linki, jis nelinki blogo. Jis nelinki blogo. Jisai kažką nori perduoti jums. Jūs norėsit to ar nenorėsit, jisai nori ateiti. Kažkokia tai staigmena bus jums tas dalykas. Su tuo žmogum būkite kantrūs. Galit ne visai jį suprasti. Taigi su jumis buvom tiem, kas tiki.